Rezultatas Švieslentėje gan akivaizdus šiauliečių naudai, bet tikrai rungtynės nebuvo lengvos. Šiaip mūsų vienintelė bėda kol kas yra, kad mes labai sunkiai pradedame rungtynės. Kaip sakant, reikia gauti spyrį užpakalį gerą, tada mes pradedame rungtyniauti. O šiaip geros rungtynės, tikrai priešininkas tobulėja palyginus su pirmomis rungtynėmis, tikrai tvirtesnis ir teko tikrai paplušėti gan sunkiai. Priešininkas šiandien stipriai gynėsi iš tikrųjų, darė keletą atakų gražių, tai buvo įdomios ganėtinai varžybos ir geras pasiruošimas mums pagrindiniam varžybom su Vairo Kalvio komanda. Už 2 savaičių tai reikia nugalėti arba nepralošti daugiau nei 8 taškais ir būsim top 4 čempionais. Nėra drausmės komandai, ypač antram kėliny. Kai prasideda nuovargis, nebeturim drausmės. Ir iš to pasipila klaidos, kvailos klaidos. Daugiau kaip pusę žeminimų mes jiem padovanojam. Ne jie jos pasidarė, bet mes jos padovanojam savo kvailų žaidimo. Pirmam kėliny palyginus dar viskas buvo tvarkoj, bet antram kėliny jau nuvargom ir tada žaidėjai tiesiog pradiniai pozicijai neužsima tos vietos, kurią turėtų užsimti. Ir tada jau tampa sunku gintis. Žaidėm Ąžuolas toje komandą, aš galvoju, mes jeigu žaidžiam taškas į tašką, nuo pat pradžių mes galim išlaikyti tada discipliną. Bet jeigu praleidžiam greitus taškus, tada viskas, pametam koncentraciją, nesilaikom žaidimo plano ir viskas. Kai kurie žaidėjai, manau, ir silpnesni gynyboje. Mūsų gynybos linija vienoje ar kitoje vietoje yra lengviau prakirsti. Pagrindinė priežastis, manau, buvo gynybos linija. Neišlaikėm gynybos linijos, antram kėlinyje visiškai nebuvo. Neužžeidinėjo man nuspirtų kamuolių ir viskas. Manau, tai buvo pagrindinė priežastis. Galim būti pranašesni už Latvijos komandą, jeigu žaisim taip, kaip galim žaisti. Jeigu vėl žaisim pametę galvas, nesilaikysim žaidimo plano, galim ir pralaimėti. Bet tikiu komandą, tikrai turim individualiai labai stiprių žaidėjų, reikia tik tai susidirbti kaip komandai ir viskas. Manau, galim tikrai pasiekti pergalę. Jeigu mes norim 3 vietą parsivežti namo, tai +9 taškai turi būti išvykoje. Tas stengsim ir padaryti.